Penktadienis, paskutinis vasaros savaitgalis. Susirinkom keturiese, gal dar penktas žmogus atvarys į stovyklavietę. Tai važiuojam penktadienį, šeštadienį, šiandien 25 km, rytoj kokius 125. Tikslas yra aplink Rūdininkų girią pavažiuoti, pro gražius miškelius, pro gražius miestelius. Šiandien suras dar kokią nuostabią poilsiavietę prie ežero, porą variantų. Tai važiuojam ir žiūrėsim, kaip gausis. Iš karto po Lentvario į labai gerus žvyrkelius įvažiavom. Jau visi skuodžia. Įvažiavom į mišką, pirmasis bebro kelias. O, krenta dviratis. Let's go! Tunelis koksai visiškai aptemdo, labai gražu važiuoti, tie krūmeliai taip nusileidžia į kelią. Į galvijų laukus įvažiavom, pro elektrinį piemenį pralindom. Dabar žiūrėsim, ar sutiksim tų galvijų kur nors. Blin, kiek odų! Kiek odų! Perkeliam. Ir va pilna galvijų. Jau saulė nusileido. Iki ežero 2,5 km liko. Žiūrėsim, ar labai daug žmonių neprisijungė, nes prieš tai prie to tvenkinio, kur nuvažiavome, tai vos ne kiekviena vieta užimta. Bet baisiai daug odų. Baisiai. Važiavom į stovyklavietę jau sutemę. Buvo atėję kaimynai pasveikinti. Pasiūlė malkų. Uodai lesa, bet va jau palapinės pastatytos. Sietka užsidėta. Vaišių stalas. Čia vėl ta pati stovyklavietė, kur su Karolio žygiu buvom prie Karkločio ežero. Šiaip fainai. Turim ežerą savo, turim laužavietę. Bandysim ir laužiuką pasikurti. Mantas pasirodė. Oi! Atvaro ir ne Mantas ten. Labą vakarą. Labą. Jėj! Galvojam, kur tu čia taip ilgai? Oi, kiek klaidų pridariau. Tai kas buvo? Ai, tai ne ten pasakau, tai net kažkas. Tai va. Ten dar kažkas. Jo, hebra, mums ten malkų suveikia. O, gerai. Nu čia, matai, kur uždėjau tą ir atvedė. Na, palapinė Mantas pasistatė. Hamakėlis. Jau viskas, pakuojamės. A tai maudytės? Jo, aš maudytės. Lauželis gesta. Visi dantukas valas. Einam miegot. Dantukai išvalyti. Jau einam. Bet man patinka, kad kaimynai irgi jau atsikėlė. Ta prasme, jie tūsina visą vakarą, bet jau atsikėlė. Kaip Vytautai tau? Kaip tavo nuomonė naktis? Ką, žinau, tikėjausi, kad bus ramiau. Aš turiu planą. Jie mums sakė, kai mes nuėjom vakar tų malkų, sakė iš jų neimti malko, nes kaip ten sakė? Grasino kažkaip, nepameni. Aš tai, ne, aš kažkaip... Ai, mes nesutarėm, jo, tai va. Sakė, subalados, jeigu malkas jų imsim, tai... Kad kas bus su malkom? Mūsų balados, jeigu malkas jų paimsim. Draugiškai? Jo, draugiškai labai. Ai, labai draugiškai. Tai bet viskas aišku labai. Viskas gerai. Tiesiog
ten muziką leido, nežinau, iki ten 4 ryto. Yra visišką techno groja visai, tai ir ko čia labai vykinti. Ir kam patinka. Į ežeriuką vandenuko pasemt. Opa, opa. Niurkt. Būtent. Pirkit sekantį. Vo. Vo. Anyway, sauselė. Visi jau kaštavoja. Jau palapinės jau sukuistos. O, auselė tvarkoma. Jau visi susikrovė. Kremukai. Vo. Vo. Auselė ištiesinta. Auselė, nuselė ir dar kažkas. Vo. Paliekam stovyklavietę. Vėl grįšim į maršrutą. O, koksai užkilimas ir koks nusileidimas. Šaltalankių krūmų aptikom, viskas oranžinė spalva, tai kas nori šaltalankio arbatos prisigaminti, reikia atvažiuoti prie Baltosios Vokės esančius tvenkinių kanalus. Čia toks tiesus keliai eina. Kokia rūgštumo? Kokias kanus nori. Vitaminus renkas. Ne visi. Tai kad duona su kofeinu, man atrodo. Baltoji Vokiai prie Aibytės sustojam. Ramiai pabūt, kur odai nekanda. Turit kofeino tablečių? O, galvoju, tokia žinai jausmas, kad aš kokaino. Gal taip ir išgirdo? Ne, tai aš paskui jau supratau, sakau, nepatinau, sakau, kaip sureagavot, ne, neturiu. Neturiu. Tas tvirtas tiltas atrodo. Bent jau yra tiltas. Niurkos nereikia daryti. Būna, kad... Tokia vieta, kur ir samanas, ir viržiai spalvoti, visokių spalvų, ne tik tokie. Gal kur ta kopa? O, čipsą! Nu tai daryk jau, laužiam čipsą. Nu tai dabar jau apsidžiaugiai, kad radai tos čipsus. Tai čia mortas. Atvažiavom prie Šalčios upės ir čia yra Gaja festivalis čia vyksta. Ne Jaga, dar yra Gaja festivalis. Labai graži vieta, prie upės, krantai sutvarkyti. Slibinas plaukioja, pavėsinės. Šokom į upelį. Koks 15 laipsnių, šalta. Labai gerai atsigaivinti. Pup. Nu, Vytautai nerima. Laužavietė. Baltų simboliai tikriausiai. Pavėsinių dar. Dar kažkas vyksta, dar kokie maudynių vietos. Ir labai gražioje vietoje supinytės.
Prisiniurgdėm. Pakojamės, jo pašėrėm uodus ir važiuosim toliau. Per dirvonus važiuojam. Visai neblogas dirvonas. Wow, King of the Castle, King of the Castle. Very nice. Atvažiavom į Jašiūnus. Senai Jašiūnų dvare buvau prieš 4 metus, panašu dar gražiau sutvarkė. Palmės auga. Labai gražu. Gėlytės auga. Ten senieji dvaro pastatai turbūt. Parsiveši į Kauną laukų. Aš tai dažnai parsivežu maistą. Per daug prisipirku, pamiršu, kad nusipirkęs. Važiuoju prie lauktuvės, labai skanu. Atvažiavom į Jašiūnus, neradom trikojo murkio, nes šeimininkė išvažiavus ir murkis uždarytas namie. Ten kažkur gyvena. Kitą kartą pasiskambinsim iš anksto. Pažintinį taką įvažiavom. Viduryje niekur. Tokių skulptūrų yra. Ne? Pravažiavo palei kraštą, va kur Vytautas eina. Pravažiavo? Iki pedalų, nesuk iki galo. Jėj! Niurk? Bandysi man tai? Artėjom link Trakų Vokės. Dar liko kokių iki visiško finišo lentvaryje, kokių 12 kilometrų. Kelionės tikėkimės toliau dar suves. Ir gerą likusio kelią. O čia kažkur gyveni? O, 2 kilometrų. Tai va. Kampas baigtas. Nelabai ir čia. O bus galima namo grįžti ir pasikasyti dabar uodų įkandimų, žinai, jau zelionką įsitepti. Ja. Nu ką, gerai. Ką? Iki? Iki. Iki kitų smagių kartų. Kiaunių gatvės, kiaunių gatvės. Vienas ten prie kokio 50 000. Jie bando rasti kelią, kaip iš Trakų į Vilnių. Tai sakom, važiuoti pas kaimus, dar biškį susipažinimas. Tai su elektriniu ta moteris labiau išsikrovęs. Viskas jau, atsisveikinam su Mantu ir Margarita, o mes toliau į lentvarį. Pasiekėm lentvarį. Jau šalia lentvario traukinių stotis ir prieš pat lentvarį paskutiniai 6 kilometrai. Tokio gero single tracko ir daug sukilimo gavom. Visai įdomiai gavosim pat galo. Va, nuo kalniuko nusileisti ir viskas, finišiukas bus. Traukinių stotis. Šiandien 110 km. Finišas pasiektas su Vytautu. Nu dar Vytautai tavo žodį. Viską pasako, nereikia kalbėti. Buvo single trackas paskutinis biškį, įveikė Vytautą. Po ilga duobė buvo ir kaip vaga tokia, ir važiavau tą vagą ir tiesiog va, į skambutį. Tai nepirkit skambučių tokių. O. Ką, grįžom į Kauniuką. Šeštadienio vakaras. Pilnai veiksmas centre.